Gerbėmieji, sveiki sugrįžę į Farą ir Reloaded. Kaip ir sakiau, kiekvieną vasaros mėnesį mes gausime, tiksliau jūs gausite po vieną epizodą. Ir šis yra birželio, o daugiau epizodų kiekvieną mėnesį bus jau nuo rugsėjo. Gerbėmieji žiūrovai, pirmiausia, norėčiau padėkoti, kad žiūrit, kad įvertinat šitos epizodus ir šiandien matysite. Nerodykit, nereikia. Aš nieko Pasiruoš. teisėtis nesakau. Gerai, dar kartą. Nelaukiam. Ateisiu net ir Teisių neturit, o važiuojat. parodyti savo marihuaną. O taip pat, jeigu norite matyti papildomus epizodus, kurių aš neleidžiu viešai ir tik reakcijų momentus, tai jų yra tikrai daug. Ir vienas iš jų kaip tik yra šio mėnesio naujas. Tėvas su sūnum, kaip aiškinos preliudininkės, kur abiejų draugė buvo ta pati ir žodžiu. Jeigu esat Contribui arba Coffee, pažiūrėkit, o jeigu ne, pasispauskit linką ir galit prisijungti. Jeigu norit. Kas buvo? Pritaužė. Ir ką padarė jums? Mama vaikystėj smaugės. Nu, kiek papa esi smaugės, kiek oriai mama bandė karį. O dabar mes lekiam tiesiai į šiandienos epizodą. Prieš 2 minutės pranešėjo namuose smaugė žmona. GMP atsisako, nepilnamečių nėra. Smurtas. Pranešėja smaugė žmona. Ok. Ne, čia turim atvirkštinį variantą. Dažniausiai būna pranešėjai. Ne pranešėjas. Pranešėja būna žmona ir ją smaugia vyras. Čia atvirkščiai. Nuskriaustasis turbūt. Arba kaip paaiškės, gal ir ne visai. Artimoje aplinkoje. Važiuojam gelbėt sutuoktinį nuo sutuoktinės. Policijos Ble, pareigūnas jau prikolina iš karto, tik startas. Ir jisai supranta, kad čia yra labai ironiška ir sarkastiška frazė. Bet važiuojam. smurtauja žmona. Nu, ponas, pasakokit, kas čia nutiko. Neskubėkit, viskas gerai. Aš visų prigėręs. Aš vaistų prigėręs, per nosį pritraukęs, nuo žmonos pizdykas rytą gavęs. Prigėrėt vaistų, susipykot su žmona? Moteris Yra ir kaltininkė namuose. Arba aš kažkodėl, Kebra, kaip aš galvoju, kad čia bus viskas atvirkščiai. Nes jau iš jos balsas nesusipykam nieko, jau pats kalts kažką pridirbo. Matot? Yra po 4:20. 4:2. Ir jisai sako, jis prigėręs vaistų. tikina, kad jokio konflikto nebuvo. Pareigūnai apklaus sutuoktinius po vieną. Labą dieną, ponė. Čia jūs sukonfliktavot su vyru? Aš nesuprantu. Kur mama kas Prieš žmoną ant blūro. Kodėl dedat ant blūro? Na, aišku, nesutiko, tai nesutiko. stylė, aš negaliu stovėti. Jums stovėti nereikia, painam tada mes į vieną kraštą. Su tapkiam sėdi žmona ant lovos susikėlus. Nu gal vis dėlto ir vyras bus mušamas. Aš kuo nori bendraut? su ponia aš pabendrausiu, Gerai. gerai? Nu, ponas, Sveiki. prisėskit, Kaip prisėskit. gyvenat? Pareigūnai, nedarykit tokių bajerių. Operatorių nebent 2 turit. Jeigu turit vieną operatorių, mes norim pamatyti abi pusės ir abi istorijas išgirsti. Dabar operatorius jau matai, blūrą supausinu, galvoju, blėt, kur eiti? Kurio istorija bus įdomesnė pirmiau, kaip čia nufilmuoti dabar? Nesutarimai su žmona prasidėjo prieš porą metų, kai pradėjo palydovai veikti. O sakykit dabar, čia pirmą kartą konfliktas su žmona? Buvo anksčiau konfliktų. Kam tai pareigūns jau cigariukus konfiskavo iš jo? 2 pakelius matėt laiko? Kaip palydovai prasidėjo. Prieš 2 metus buvo tas pats. Kaip, kas prasidėjo? Palidovai veikia. Gerbėmieji, leiskite jūs pertraukti, nes mes šiandien turime partnerius. Šį epizodą pristato Asus ZenBook. Naujausias jų modelis, kuris atkeliavo pas mane ir pasistengsiu jį pristatyti kuo greičiau jums. Jeigu tiksliau, tai yra naujasis 2026 metų Asus ZenBook Duo. Kodėl Duo? Nes jis turi 2 ekranus, kurie išsitęsia ir būna vienas virš kito, tai darbui yra labai patogu. Abu ekranai yra 14 colių ir pilnai OLED. Šis įrenginys kainuoja apie 3200 eurų. O, pavyzdžiui, šitą aš tai paimu drąsiai, nes jis yra testuotas. Šitas kampas laiko netgi 14 kg. Jie yra ištestavę. Drąsu. Tai kalbant apie stiprumą, korpusas yra iš keraliuminium. Tai aliuminio ir keramikos mišinys, kas leidžia būti laptopui lengvesniam neįprastai bei stipresniam neįprastai. Tai win-win situacija. Kai sakau lengvesniam, jis yra net 30% lengvesnis nei praėjusių metų modelis. O kai paėmate taip į ranką, nežinau, per video jums nesimato, tai va taip paliesi, nesijaučia, kad yra pigus, nes ta keramika sukuria prabangą. Abu ekranai, kaip minėjau, yra pilnai OLED, jie yra 3K, 144 Hz ir 1000 nitų. Paprastai žodžiais tariant, jūs nesuprasite, čia spalvos yra tokios ryškios, nesuprasite, ar į realų gyvenimą žiūrit, ar į ekraną. Aišku, jeigu nereikia akinių. Ir dar vienas labai svarbus aspektas, kiek laiko
narrator by pressing Windows plus Control plus Enter. For more accessibility features. Aš įrašinėjau. Tai kalbant apie bateriją, norėjau pasakyti, kad jis laiko, jeigu naudosite tik vieną ekraną ir lengvi darbeliai, net 32 valandas. Jei naudojate pilnai abu ekranus, bus 18 valandų ir lygiai taip pat laiko 18 valandų, jeigu, pavyzdžiui, ištisai žiūrėtumėt video. Tai šis laptopas yra, reiškia, toks, kurį krauni vieną kartą per 2 metus. Jokauju. Nu, bent jau per parą, arba vieną kartą į 2 dienas. Vieną kartą į 2 dienas, ką aš pasakiau? Gerai, leiskit man susižiūrėti, ką aš čia pasakiau, žiūrim toliau epizodo, o dar antrojoje dalyje pasakysiu įdomių faktų apie šitą gražuolį. Kai palydovai pradėjo Seniai, jis tikrai bus gandžias pridaužęs. veikti. A jum neveikia? Nesuprasi, juokauja vyriškis ar rimtai kalba, nes prisimena tarnybą sovietinėje armijoje. Bandžiau raketas. Taip. Raketas? Pliks, taip. Aha, buvo. Savaršėnas akryžna čia. Aha, supratau. Aš po 2 dienų atsimenu. Po 2 dienų. Neveik, suveikia. Veikia, nu supratau. Gerai. Dabar Blet, ką jis čia papasakojo ką tik? kitas klausimas. Dabar jums fizinis skausmas sukėlė, kas nors skauda, ką nors. Reikia kažkokių medikų? Ne, palaukit, medikų reikia? Nereikia medikų. Išgersit ir viskas bus gerai. Kai jis nemačiau, kažkas traukė iš spintelės, aš galvojau, gal pareigūną norėjo pavaišinti kavikis kokius arba tyliais, bet čia ne. Vyriškis medikų pagalbos atsisako. Kam tie medikai? Nuo visų negandų padeda nuskausminamieji bambaliuose. Dabar aišku, apie kokius mes vaistus kalbam. Vaistų prigėrsias. Aš galvojau, legit, nu kokios migrenos. Štai man kvietinė policija, kad aš jį mušau, kad... Moteris tikina, kad smurto nebuvo ir pasiprašo būti išvežta pas giminaičius. Asmens dokumentą man pateikit savo. Į bambalius parodykit. Bambalius, gerai, kad parodysit man asmens dokumentą. Pateikit. Iš skausmo be ramentų. Supratau, iš skausmo be ramentų, matau, yra alkoholio. Man dokumentą paduokit ir einamės iš to kambario. Galvau, kad ramentas. Tai kur jūsų dokumentas? Ką Dokumentas. tik spėriais Žadėjau sakyti, o kur tavo ramentas, jeigu kojas skaud, bet yra. zujas po kambarį, vyriškis kažkodėl pasiima ramentus. Gal patogiau kryptį parodyti? Pasitik... Trolina mūsų voiceoveris. Gal patogiau kryptį parodyti, blėt. Ojojoj. Tikrinam blaivumą. Nu kiek bus? 2,5. 2,5 bus. Tai jis jau žino. Jeigu žmona sakė, pastojo kvietulioja policija. 2,5. 3. Blėt, 2,5 papyblai ir vis 3, vaikšto gerai. normaliai. Žiūrėk, kelnes. Kam tai ramentai, blėt? X-menas, nahui, blėt. X-meną padarė, blėt. Pusę butelį išgėriau. Meniu neišrankus, tai ir promilės greičiausiai bus nemenkos. 40 laipsnių, aišku. Nu gerai, spėjimą reikia daryti. 3. Negi jisai čia pats bando atspėti 3. Jisai vaikšto, blėt, ramentus pakėlės, jam net ramentų nereikia. Nu 2,5. 0,7. 0,5 pusė. Nu tai 205. Nu tai ką šią stiklinytę? Nu tai... Ne, jeigu rimtai būtų stiklinytė išgėręs, prieš atvažiuojant nepūstų, net 2 net nepūstų. Daugiau arba bus šovęs, arba pūs 1,5. Tai aš pasilieku prie 2,5, pizdu, gal nesenai išgėrė. Ir bambalėlaus dar ant viršus. Ble, tu keiti faktus, man spėjimus reikia seniai kažkaip daryti, ble. Nesąmonė dabar gaunas, ble. Jeigu... Gerai, 2,8. Aš irgi tada keičiu, jeigu tu keiti. Blet, su to ramentu, na, hui. Seniai betrūksta nuimti ramentą, delną ištiesti, ūsai kaip jau ir yra. Kamarui sėdėdamas. Kamaro turi jisai. Šiandien pirmą dieną gerėt, anksčiau negerėt, vakar negerėt. Tik šiandien. Konfliktas pasirodo įsiplėskė jaukiai leidžiant laiką prie vaišių. O dabar su žmona gerėt, ne? Jo, dabar daviau. Ne. Davė, matai, biški žmonai. Gerėt kartu. Taip. Supratau. Gerai, Kad tada nusiramintų. kad nusiramintų. Išgėrė Ir geriau pasidarė. smaugia. Kad nusiramintų, blėt. Išgėriau užsmaugę. Na, blėt, žiūrki. O matei skaudavo. A su kuo užsmaugė čia jūs? Su ranko. Nerodykit, nereikia. Jis jau ant pareigūno čiup norėjo. Vyriškis meta ramentus ir ruošiasi atkurti įvykių eigą. Tik pareigūnas nesutinka būti manekenu. Rimtai, kai Mes metė smaugimo būdų. žymių, tai nesimato. Nu gerai, žiūrėkit, ponas. Dabar giliai įkvėpiam, vienu kartu to lygiai iš lėto pučiam. Žinau. Žinot. Nu, finalinis mano yra 2,85. 100 iki bandžiau. Gerai, atsikvėpkit. Šiau Kauniką pazaukė buvęs 3 sykius. 3 sykius kapazokė. O už ką buvęs? Už vatarą. Blet, kaip jis tos ramentus numetinėjai kas 10 sekundžių. Blet, kaip reiks personažą atkurti hibrytę. Yra personažas, kuris gali įpisti ramentus.
Išvaizdą tai dar padarysim. Tu parodysi. Antrą kartą ramentai krenta siekiant parodyti, dėl ko buvo uždarytas į laikino sulaikymo kamerą. Gerai. Įkvėpiam. Palauk. Įkvėpėt. Dar. Pasiruošimas buvo. Dar. Lėtai. Nu? Ne. Pabandysim truputėlį. Viskas gerai, jums tik prisėskit. Jeigu geriau atsisėskit. Na, nervų. Nors tvirtino, jog 100 sykių pūtė, tačiau 101 kartas niekaip nepavyksta. Prisėdus situacija nesikeičia. Gal dėl širdies plakimo? Taip, va. Ne, viskas gerai. Širdis tegu plaka. Plaučiai ir širdis dirba atskirai. Pareigūnas jam biologijos pamokas toj praves, bet... O tai gal jis turi kažkokį haką? Kaip neįpūsti? Nes atrodo, kad pučia normaliai, tai kodėl neįsipučia? Dabar stipriai, dabar nusiraminam. Truputį palaukit, nevaikit. Jis išeina vėl su tais ramentais. Tai nais už kampo, mes ramens, kaip pislink miško, blėt, nieks neįras, nei pagaus. Šiokit, nusiraminkit. Taigi jums skauda kojas. Vyriškis nusprendžia pasivaikščioti. Reikia nervus nuraminti. Negalit kentėti, reikia eiti. Matau, kad lekėt. Tai jau iki to bokštelio dalėksi. Gerai, toli nelėkiam tada. Kur išboksuoti? Kaip boksuotis reikia parodysiu. Ką jis ten už kampų sakė? Boksavo tas traktorius. Dar kartą pabandom pasitikrinti blaivumą, gerai? Pasiruošęs? Žiūrėsiu laivės. Jisai vėl su to ramentu, blėt, koks geras. Blėt, jisai vėl dėmesį nukreipinėja. Aš mačiau, jau rodė. Jau atrodo, tuoj pasitikrins blaivumą, bet laukai ir vėjas pažadina prisiminimus. Medis vilktas ten į tą bokštelį važiavo, supratau. Kuo čia nėra buvę senais laikais? Gerai. Dabar blaivumą pasitikrinam, painam į šoną. Gerai. Prieš veidą. Prieš vėją, nupūskit. Vandenį atsigersiu tada. Bля, kiek ekskiuzų, jau 4 ar 5 ekskiuzas. Ir pareigūnas nieko pagal įstatymą negali padaryti, jis tempia laiką, kad įpūstų kuo mažiau. Jeigu rimtai nesenai susikratkit tą vodką. Blet, aš dabar nuo 2.8 aš jau noriu mažinti, grįžti noriu prie 2.5. Nes jis nueis į pisvandens, prasivaičios, tada 15 minučių pralauks ir antrą putimą darys, bus dar labiau nukritę. Senas gudras krienas, blei. Nu, atsigerkit vandens. Pareigūnas, vadai, neturi ką daryti, žmogus savam kieme. Vandens nori atsigerti troškino, nu ar uždrausi. Blet, jeigu nueit turi pistų granioną. Tada netikėtai užklumpa troškulys. Ir parodė savo marihuaną. Uik tu nahui, blet. Aš tikrai prikolinau su tą marihuaną. Seniai, aš su 4-2 džiaukinau dėl to laikrodžio visiškai. Bet taip kaip jis elgis, gali būt, kad jį ir bišk papūts. Wow. Ir bus taboka, namie. Naminė taboka, nu labai gerai. Naminė taboka, čia jau gerai. Ir čia pats auginat? Ai, va, žiūrėk, sakė pusę. Blet, apipiso. Žiūrėkit. Matosi, iki čia ir sakė pusę. Pusė, blėt, yra čia, neapipisi manęs. Bambalys nematau, čia yra nugertas ir nenugertas. Bet sakė pusę, o yra iki čia. Tu naku, kaip jis žaidžia su mūsų jausmais ant tų promelių. Gerai, nu tą progą, greitai, įkvepiam. Arba vandenį, bet Nuo vandens neatsigeria. Suvarodai. Iš nervo. Pompuoji visą arbėgą. Skalbimais užsima, taip? Eik tu naku, ką aš ant sienos pamačiau. Pompuoji. Smart ID, blėt. Smart ID užsirašęs ant sienos. Skalbimais užsima, taip? Arbėgą zavorino, kad į kanalizaciją. Kad nešautų. Nu, supratau. Gerai. Blėt, kiek dar bus ekskuzijų? Atsisėsite savo vietą. Nu, gerai. Tai jis čia prie skalbenkės ir daužo, blėt. Geras skalbenkė, kaip mano skalbenkė yra pasiėmęs Samsungo. Seniai jisai, iš kur jisai pajuda, aš galvojau, yra biški nepasiturintis, nes aš žiūriu, kerkeris geras panėtas, blėt, Samsungas, visokių daiktų prisipirkęs. Aš palaikysiu. Giliai įkvėpkit. Taboka pademonstruota, vandens atsigerta, ant kėdės prisėst. Pala. Aš galutinį, aš 255. Nes, blėt, vis tiek, jau čia prasivaikščiojo, gal kadrai dar sukarpyti, gal dar ilgiau iš čia vaikščiojo. Ramentai 3 kartą numesti, vėjo nėra, dabar jau tikrai pavyks. Gerai, viskas gerai. Lėčiau truputėlį pūskit, gerai? Žienama, širdis. Negaliu. Širdis neprie... Jis yra išradęs kažkokį būdą, jis per stipriai pučia, ne? Ko?
Kur tau? Širdis vis dar plaka. Gerai, dar kartą. Nelaukiam. Ateisi metai ir Teisių neturit, o važiuojat. Neprisipažink, seni, neprisipažink. Seni, juk nepagavo vairuojančių. Ta mašina kieme gali stovėti. Seni, neprisipažink. iki miško. Sakiau, neprisidok. Iki miško biški vežu. Su traktoriu. Su to operiu. Su Kodėl jis save pridavinėja? Atrodo gudrus dėdas. Gal tik atrodo. opeliu. Nu, supratau, negerai. Blaivumo patikrinimas palauks, nes dūšioje daug nuoskaudų prisikaupę. Paskui paro. Gerai, pirmą pasitikrinam blaivumą. Blet, ar mes visą epizodą žiūrėsim, kada jis įpūs? Aš dar nesu turėjęs tokią, blet. Va čia yra intriga išlaikyta, blet. Aš jau spėjimą pirmą kartą, blet. Alkotesterių spėjimai yra mūsų bairis. Ar atspėsiu kada nors, ar neatspėsiu tiksliai promilės. Bet šitas epizodas taip tyzina šitą. Man atsiuntė šitą epizodą lošėjas per Discordą. Seni, šautautas tau, dėkui, kada atsiuntėjai, pažiūrėjau. Blet, aš galvojau, normalų epizodą atsiųsiau, ne teaserį, kaip pus ar nepus, blet. Įsivaizduokit, dar ir neįpučia, ir mūsų spėjimai visi panafik. Aš pats neiškenčiau. Gerai, supratau. Į ligoninę suka ranką išlaužė. Suka ranką išlaužė, blet. Ir aš tą sakau. Ir žmona, reiškia, jį kankina. Pats į ligoninę važiavo, ranką išsukta. Ne, ar suka išsuko, ar rankas suka? Iš Kauno 2 parom pasadina. Policininkui teks pabūti psichologu, ar tai nuodėmklausiu. Iškės negalėjo. Supratau, gerai. Čia rusų vokiečių. Nu, supratom, čia buvo buvęs tarpas, dabar aiškinamės, kas dabar vyksta. Mane dabar teisis sudegina. Ir teisis. Girtas buvot. Taip. Įsisenį, pažiūri pareigūnų į akis, pamasto 2 sekundės ir atskleidžia tada. Visą teisybę. Tai gal ir žmona iš tikrųjų tada jį smaugė? Arba tiesiog paėmė už žirklės blištų, blėt, jau užsičiopk. Nu tai 176. daug. A dabar daugiau bus. Oi, blėt, tai dabar jau pats gali spėti promilės. 176 yra putas. Aš dabar iki 255 nusileidau. Nu? O teisis galiojančias. Vokietijų galėjau dirbti. Nu, yra kaip yra. Supratau, gerai. Už tai ir įpūskim. Prieš tai išgeriam. Kažinką jis ten geria. Vandenį tikrai. Nes jeigu ne vandenį, tai mano visi spėjimai bus pana. Paskui parodys. Gerai, galėsit parodyti. Gerai. Laikas pasitikrinti. Ne. Pirmą išgeriam, tada papučiam. Ne. Pirmą išgeriam, dar pakalbam, o paskui gal ir papūsim. Ekspertas buvo. Supratau, gerai, giliai. Gerai, ponas, tikrin blaivumą. Negaliu. Blėt, aš jau vietoj pareigūno kaip ta žmona, turbūt paimčiau už gerklės įkiščiau tą ir sakyčiau, pūs kurva. Nustokit šnekėti ir bus. Jis nepasakysiu, aš ten darysiu. Sako, teisybės aš nepasakysiu. Seniai, jis paklausė, tu išgeris vairavai? Jo, su opeliu. Blėt. Gerai. Aš niekad nemeluoju ir teisybės nesakau. Niekad nemeluoju ir teisybės nesakau, supratau. Niekad nemeluoju ir teisybės nesakau. Ok. Supratau, pagarsinau čia gal, kad aiškiau būtų. Nemeluoju ir teisybės nesakau. Gerai, tai už tą melą tada. Aš nestukačius. Gerai, giliai įkvėpėt. Aš nestukačius. Žmona biški paėmė gal už pėties, už kaklą. Zvanokas. Man smaugė. Aš nestukačius. Ir to lygiai vienu kartu pučiat. Vanduo pagaliau baigėsi. Gavo leidimą net savomis rankomis prilaikyti alkotesterį. Ok. Jei savo rankų papučiu. Tai laikykit. Kaip dreba rankų. Nu, laikykit. Deja, širdis. Nesustok. Ne, jūs sustojot. Sustojot. Jūs ne širdis. Čia jūs Blėt, seniais hakai yra pysės, jis yra nuhakinė sistema. tiesiog paputėt ir sustojot. Žiūrėkit. Aš žinau, parodysiu. Man dabar nerodykit, o pirmą pasitikrinam blaivumą, o paskui galėtų atrodyti. Nusimeta striukę, nes norėjo žaizdą parodyti, bet nusprendžia pasimatuoti spaudimą. Nu, puls. No way, blėt. Matai, O kas čia yra? kai va tai. Ir Tai taip grieb- negalėjau sukti, aš biškai mokytis. Supratau, biškai mokytas. Palaukit. Dabar jūs niekur neina. Tai nieks nesako, jūs greičiau baigiam pūsti ir greičiau baigiam procedūras. Viskas. Blėt, jau mane užpisa, žinokit. Ne alaus mes. Eik tu nahui, aliumbo pasiėmė dar. Sen, šits promilių tikrai nesumažins. Dabar tada, jeigu įpisys gurkšnį alaus, mes turim vėl viską keisti. Negeriam, ponas. Galiausiai vyras grėbėsi nuskausminamųjų kabutėse. Tik prieš tikrinantis blaivumą tai tikrai nėra gera mintis. Vandens leido atsigert viskas. Pasitikrinam blaivumą, o paskui galėsit gerti, kiek norit. Geras.
Srovės nėra, hidroforas neveikia, supratau. Blet, pareigūnas, kokią geležinę kantrybę turi. Šautautas šitam pareigūnui, jeigu atvirai. Wow. Gerai, И тогда visai neprašnekyti. žiūrėkit. Blet, jis čia turi savo, blet, sistemą, čia ir jo dirbtuvių bazė, blet. Homeris Simpsonas savo, blet, šitame fabrike. Nepadės čia, manau, nei Maskas su palidovais jum. Blet, į skaitliukus trenkt. Nu, bet čia aparatūra tai gerai, reikia stuktel, kad pradėtų veikti. Gal ir gerai, kad nepavyko nežinia ką įjungti. Ir vienu kartu pučiam. Nu? Dar. Labai gerai. Eik tu, nahui, turim pagaliau, blet. Gerai, aš lieku prie savo 255, kas bus, tas bus. Ir užteko. Tiek tai reikia, va dabar vandenį galit gerti. Negertų. Eik tu, nahui, nebegersi, blet. Jau kai suprato, kad įputė ir parodys promilės, tai dabar gerk to vandens savo. Negers dabar, eik tu, nahui, blet. Eik tu, pisti, ir vanduo pradėjo bėgti tada, kai, blet. Dabar jau nebereikia. Rūšės lūnus galiu. Supratau. Atrodo, kad jau pabaiga. Ble. Pavyko. Deja, alkotesteris rodo burnos alkoholį. Nu tai kiek čia bus promilių? Oi, tai jūs nesenai gėręs. Tai man ką, sakiau, kad gersiu, kai su šiam striliu. Teks procedūrą kartoti iš naujo. Tai tame plasmasiniam buvo ne vanduo? 12, kai skambė. Tai palaukim, tai čia prieš kelias minutės gėrėt. Nu, prieš 2 sekundės. Nu, supratau. Tai kiek rodė, blet, pareigūnė, parodykit tas burnos. Sekundės. Galiu naitą paskelbti. Burnos alkoholis teks dar vieną kartą tikrinti. Vėl keičiama lokacija. Eik tu, nahui, dar neįpūtai ir jis ką tik gėrė. Tai čia vis tiek, blet, bus... Be ramentų sparčių žingsnių grįžtama į sodybos What vidų. the hell? Žiūrėkit, pasitikrinam blaivumą. Va tą rūžių butelių. Gerai, dabar Žiūrėk, mes turim laiko suvokimą. Čia viskas, jokių gėrimų, praėjo 20 minučių nuo atvažiavimo. jokių vaikščiojimų, jokių kalbėjimų. Ir niekur neinat, viskas. Atsisėdat, sėdit, tol, kol pasitikrinsit blaivumą. Blet, jisai supykęs yra. Jis iškvietė policiją ant žmonos, o pareigūnai jo susidomėjo. Net toks plans buvo, ble. Nu! Can you do it? Dar. Nesustokit. Nervų. Nervai, tai kiek bus? A, jį pavyko. Bet tai, ble, 3. Jeigu jisai ką tik tenais skladukė gėrė, tai čia 3 rodys. 3 lygiai, sakau. 5 kokie, ką? 5 promilės. Vyriškio prognozės nepasitvirtina. Jam nustatytas lengvas girtumo laipsnis. Ne tiek ir daug. 0,96. Jisai visus apipiso, ble. Ir pareigūną, ir mane, ir greičiausiai jumis. Jeigu nematėt šito epizodo, jaučiu, jūs irgi galvojat, kad tikrai bent jau 2 promilės pus. Čia net vienos nėra. Naujas serialas, blet, apipisti. Gali būti, kad kol pilietis bėgiojo po kiemą ir ieškojo patogesnės bei geresnės lokacijos, net šiek tiek prablaivėjo. Ne, tikrai negalėjo išbėgioti, iššokinėti, mes žinom jau tą. Viskas, eikit į kambarį, užsirakinat. Smurtas prieš sutuoktinį laimiai nepasitvirtino. Gavom iškvietimą, smurtas artimoje aplinkoje, moteris smaugė vyrą, nuvykus nurodytų adresu. Buvo rastas vyras, tai buvo pabendrauta su vyru, pabendrauta su galima smurtautoja. Paaiškėjo, kad smurtas nebuvo naudotas, vyrui nustatytas lengvas girtumas. Anksčiau tarp jų buvo fiksuotas smurtas dėl moters saugumo. Moteris pasiprašė būti išvežta pas mamą, tai moteriai buvo suteikta socialinė pagalba, su vyru buvo pasišnekėta. Tai iš mūsų tiek. Tai gerbimieji, tai pasirodo verdiktas toks, kad jis pats iškvietė, bet jisai pats jau labiau užgaulioja savo žmoną, nes jeigu jinai pasiprašė būti išvežta pas giminaičius, ten greičiausiai jo viskas ir yra. Blet, yra geras fruktas, bet apipiso visus. Netrukus keliaujam tiesiai į roleplay. Kaip ir minėjau, gerbėmėjai, grįžtame į tęstinę šiokią tokią apžvalgą, kurią aš galiu jums padaryti apie šį naująjį ZenBook 2. Tai faktas, kad jis turi savo parkeriuko chargerį ir savo parkeriuką 3.0 versiją. Tai jeigu dirbate kūrybišką darbą, jis bus labai naudingas jums, nes jį kaip plokščiai, va taip išsitęsėt, abu ekranus
dirbate, piešiate kūrybinę darbą, arba gal kažkokį smulkų darbelį, kaip mažus Excelio langelius reikia paspausti ir kartais su pirštu nepavyksta paspausti. Ir faktas, kad abu ekranai yra pilnai funkcionaliai liečiami. Tai procesorių čia turime Intel Core Ultra X9 trečios serijos. Tai čia yra naujas top tier Intelio procesorius, o grafikai mes naudojame Intel Arc B390. Paprastais žodžiais tariant, šiame laptope grafika važiuoja 2 kart geriau nei praėjusių metų modelyje. AI! Čia irgi jau yra nebe marketingo žodis, o iš tiesų veikiantis ir funkcionaliai be interneto modelis viduje. Tai toks kaip NPU procesorius viduje viską daro pats be interneto. Tai jeigu jūs dirbate su duomenimis, video, foto kūryba, tai pilnai jausis, nes šis modelis veikia 203% geriau nei praėjusiais metais. Greitai apžvelgime, kokias jungtis vis dar turime. Mes turime Type-C ir paprastą USB viename šone ir kitame šone mes turime Type-C audio jack. Antras Type-C yra klaviatūroje. Klaviatūra turbūt jeigu reikia pakrauti atskirai. Kalbant apie klaviatūrą, ji yra pilnai Bluetooth, tai jos prijungti, kai nuimat ir naudojate 2 monitorius, nereikia, galite pasidėti kur jums tik patogu, kad ir ant lovos. Ir turime HDMI lizdą, jeigu reikia prijungti kokią nors projekciją. Ar prie teliko prisijungti. Taigi, 3200 ar verta tokių pinigų šis laptopas, kuris užima tikrai minimaliai vietos ir turi 2 ekranus. Vienareikšmiškai savo pozicijos sakau, kad taip, nes tai yra žmogui, kuris dirba on the go, atlieka įvairius skirtingus procesus. Ir Asus turbūt yra vieninteliai rinkoje, kurie įdeda pilną darbą į tokius modelius. Tai 3200, 2 monitoriai, kokie procesoriai viduje ir žinant, kaip yra išaugusios laptopo ir šiaip kompiuterių kainos, manau, kad tikrai verta. Tai jeigu susidomėjote šito Asus ZenBook Duo, linką tikrai rasite video aprašyme, kur galite įsigyti arba pasitikrinti daugiau specifikacijų. Arba pasitikrinti daugiau specifikacijų. Arba pasitikrinti daugiau. Trečias kartas. Arba pasitikrinti daugiau specifikacijų. Pasispauskit linką, jeigu norit apie jį daugiau pasiskaityti ir jeigu nuspręsit, pasigrėbkit. Ačiū dar kartelį Asus, kad atsiuntė man jį parodyti jums, o dabar važiuojam į epizodą pablūdyti kartu su nauju personažu. Taigi, gerbėmieji, kursim personažą ir mes šiandien esame Nexus RP.lt, jeigu taip galima įvardinti. Mes kūrėme personažą čia, nes jau matėte mano paskutinį streamą. Virgelis judesi pakūrė čia. Pirmasis įspūdis buvo labai geras. Mes susikursime laikiną veikėją štai čia, kurti naują veikėją. Bet pirmiausia, noriu paminėti, kad čia žiauriai kieta veikėjo kūrimo schema. Tai jeigu jūs norite ateiti žaisti Nexus serveryje ir jums patinka kažkaip unikaliai susikurti personažą, čia yra būtent ta vieta. Antie gerai išdirbta personažo kūryba, kad yra wow. O jeigu jūs jau esate senbuvis Nexus RP žaidėjas ir sakote, o, Simis atėjo čia žaisti, taip, Simis atėjo čia su Virgeliu žaisti, arba laikas nuo laiko sukursim personažą, kurį vienkartinį sudalyvausime Reloaded situacijos atkūrime. Kaip ir sakiau, nexusrp.lt, jeigu nueisite į website ir norėsite ką nors įsigyti, pavyzdžiui, kredito, ne, produktai pasispaudžiam, tarkim, jums reikia, gal kokį rimtesnį pekavo pasimti 200 kreditų, prisidedat prie krepšelio, pasižiūrit savo krepšelį, pereiti prie apmokėjimo, viskas yra paprasta, čiki, jūs žinot, kaip veikia. Ir čia matot, yra Creator Code. Tai jeigu nuspręsit pirkti kažką in-game, ten, nežinau tiksliai, ką galim. Faktas, kad galim importus, gal namus galima ir dar visokius dalykus. Žiūrėkite, šiuo metu netgi yra akcija. Duoda 10% daugiau kreditų. Tai už 200 eurus duodu 220 kreditų. Bet aš jums dar galiu sutaupyti. Suvedat kodą. Svarbiausia, prie Creator Code atsiskaitant, spaudžiate confirm ir žiūrėkite, kas įvyksta. Bam, suaktyvuota. Vietoj 200 jau mokate 180, gaunate tos pačius 220 kreditų. Tai nexusrp.lt, prisijungite ten su savo FaveMu, su savo Discordais, kaip reikia, ir žaisdami serveryje pirkit kažką ir faktas, gaukit nuolaidos. Kaip ir visada sakiau, gerbėmieji, serveriai, kuriuose žaidžiu, aš paprašau, kad būtų kažkokios naudos jums, jeigu nuspręsite ten žaisti ir kažką įsigyti. O dabar kuriam personažą. Pala, mes jo vardo pavardės nežinom. Lytį žinom vyras, gimimo data palei metus atrodo toks vyresnis. Matosi, kad kovo 18 gimęs yra, o pilietybė yra 100% lietuvis, ūgis toks biškiai aukštesnis bičas, 1,52 m. Ir vardas Alkas. Alkas, nes, išsisukinėjo iš to putimo ir pavardė bus Putikas. Alkas Putikas. Tu kurti veikėją.
Žiūrėkit, kaip dabar personažo kūryba vyksta kietai. Tai va, galite pasirinkti iš karto, kas bus. Civilis, frakcijų darbuotojas, nusikaltėlis. Aš Virgelį rinkausi nusikaltėlį. Čia mes turbūt civilį renkamės toks, nei tai čia. Pasiruoškite saugią vietą, kur galim kurti personažą, kad matytumėm viską normaliai. Nu va, prie sienos atsistojam ir kursime dabar savo alką. Putiką. Ir va, žiūrėkit, čia viskas faktas, kad apsukti galima, pasižiūrėti, prisizuminti, kur reikia. Labai gerai detalės, pavyzdžiui, veidą, jeigu norit. Nu, toks senesnis sakinių, aišku, reikės. Žiūrim, plaukai tai netie, tai gal pradėkim, plaukai tai kažkokie trumpi. Ai, jo plikė, taigi buvo nusimojęs. Personažas, veido brožai, viską. Antakiai, viskas, senėjimas. Tai senėjimas mums turi būti maks. Tai tikrai yra pasenęs. O, kokios raukšlėlės tokias ataukom. Išsaugoti. Barzdelio ūsai, ne? Ai, čia gal bus prie barzdos ir ūsai. Va. Tamsumas irgi geras, žiūrėjau. Gerai, plaukai, veido brožai, plaukai. Žili pas jį yra, tai kažkokie tokie. Ir žilumą šonę, ne, ir rudumą kažkokie. Nebus tų prieki. Ir va, žiūrėkit, kai galite šukosinas visas. Nereikia po vieną skrolinti kažkur. Tiesiog visas matote ir galite greitai susikurti. Man tas pačiam patiko labai. Čia prikeltų visokių importinių šukosinų. Nu, jei nerasim, dėsim kažkokius trumpus plaukus, vis tiek jam kepurę uždėsim. Nu, arba pliką padarysim. Toks kaip nuplikęs ir buvo. Akinių reikės, antakiai senėjimas. Aksesuarai, akiniai, va, viskas. Bam. Lemba, žiūrėk, jo tokie. Ai, čia nuo saulės. Turi būti ne nuo saulės. Va, kažkokie panašus. Gerai. Belenkiek akinių. Patvirtinti ir uždaryti. Ui, prisidirbau. Išsaugojau personažą. Gal paprašysiu administracijos per reportą, kad uždėtų man čia ar kūrimą, sakysiu, netyčia. Misklikinau. Ką, gerbimieji, padariau misteiką, bet adminai sureagavo va taip. Papauzinau rekordingą, bet galėjau net nepauzinti iškart. Pam, sutvarkė. Tai šautautas Nexus adminams. Tai šitie akinukai buvo. Šitą kokią panašią. Gerai, uždedu laikinai. Veido brožai. Va, aš kažkaip žiūriu. Vainosis tokia yra į apačią. Toks. Randikaulio plotis. Labai plotis yra. Va, panašėjom dar labiau. O, dabar panašiau dar labiau. Gerai, po apačią marškiniai, viršutinė kūno dalis, tai apatiniai marškinėliai tokie languoti kažkokie turi būti. Blemba, kaip yra gerai, kad tu taip gali skrolinti ir visus matyti iš karto, ne po vieną eiti į šoną. Nexusai čia duodat. Va, man reiks tokių marškinių. Va, kaip gerai šitie, dabar švarką reikia. Toks rudus labiau smurdzins. Eik tu na. Beveik atitinka. Ta juosta tik tais balta neturi. Čia yra žiauriai klaus. Juodas kažkokiais kelnes treniginės. Atinė kūno dalis, batai. O, yra kaip kroksinės. Patvirtinti ir uždaryti. Blem, geras personažas, tai belenkai panašus. Roket, žmonus nesmaugiau. Kas buvo? Pareigūnai iškart rimtai ima. Reaguoja, man patiko, aš žmonos nesmaugiau. Kas buvo? Tai dar kartelį primenu visiems, kad žaidžiate Nexus, jeigu perkate kreditus jų shop'e, nexusrp.lt, tai visada creator kodą naudokite svarbiausia, taip gausi 10%. Ir aišku, aš niekada neslepiu ir aš gausiu dalelę nuo jūsų apsipirkimo. Tokie susitarimai su serveriais dažnai ir vyksta. Tai win-win situacija. Win serveriui, win jums, win man. Padėkim vieni kitiems ir žaiskim ir smaginkimės. Parlėkė, gerbimieji, parlėkė. Pravažiavo. Aš skambinu. Aha, kur čia kas vyksta? Čia, pas mane žmona mane smaugia. Jūs smaugia? Jo, mano žmona. A jau nebesmaugia dabar? Ne, dabar išvažiavo, aš pareiškimą norėsiu parašyti, čia reik brolis iš namuose. Pratau. O kaip čia aš raudona, violetinė. Ai, šis tavo sirena. Šviturėliai mano, čia jojo. Aš mane prie tos spintos. Čia. Taip. Čia smaugia. Jo, čia smaugia mane taip. Aš matai geriau. Šitaputį išgeriamas ir čia... Daviau ją išgerti, kad nusiramintų. O išgerė, padal pasuto. Ir puolė už kaklo. Jo, Ką? Jo. Taip, palauk sekundė. O ką čia? Ne, čia nevaikštum. Čia nevaikštumas duris. Ne. Ok, supratau. Tvarkoj. O, sveiki. Labą vakar. Va čia, kaip rodžiau, va taip mano žmona, va čia pridėjo, čia šitoj vietoj va taip išsmaugia. Žiūrėk, duok kaklą, aš tau parodysiu ant tavo kaklo. Ne, demonstruok. Ai, nu gerai. Tai va, mano žmona smaugia išgerus. Mūsų konfliktas prasidėjo prieš kokius 2 metus, kai palidovai pradėjo veikti. Aha. Kai palidovai veikia, aš dar prie armijos senos, kai tarnavau. Jis sakė, neveiks, žinai, kai paleidau, pys po 2 dienų suveikė. Pratau.
Tvarkoj, Žinai, sakėt, da- norėsit pareiškimą rašyti, jo? Jo, aš esu išgėręs dar. Normaliai taip. O, Pusę. dokumentą gal turite ant savęs pirmą pasigrinsim, kas jūs toks būsit. Aš turėsiu. Aš tik sakau, aš išgėriau pusę baltos. Ir dar bambalį ant viršaus. Nu, tai pateikite dokumentą, pažiūrėsim, ką šitą. O girtumų tikrins mano? Teks galimai gali reikėti, žinot. Gerai, ne pirmus į kažką pazokį 3 kartus jūs bus prie Kauno. Nu, va, Čia žinai, ne problema. supratau. Tai dokumentą duosit? Jo, tu palauk šiandien, tada... Palauk, kur mano rament, lasda, kur mano buvo. Aš tai man lasda. Einam, aš parodysiu tau. Palauk, kur mano čia buvo. Einam, čia aš parodysiu savo vietą. Čia dar buvau, žinai, iš... Palauk, kur čia buvo. Čia va, traktorius buvo užklimpęs toj pusėj. O, ponas, jūs dokumentą, ką traktorių turi dabar, kaip čia išeina? Ne, aš va parodysiu, va, matai, ten toli vėžius dar eina. O ten buvo užklimpęs prie medžiotojų bokštelio. Nu. Tai va, einam iki mano vietos, aš parodysiu dokumentą. Čia va ir mano tualetas. O čia mano vietas, čia va nuo žmonos. Kai man smaugės, čia pasislėpė. Nu, Ne, žmonos nebuvo, kai atvažiavau jau. tai žmona išvažiavo pati pas giminaičių ir ne pirmus sėkin pasmaugė man, aš pasakau, kai iškvies policiją ir jinai išpizdina. Tai, kad jūs iškvietėt man prieš kokias 5 minutės, ką jis spėjo pabėgti pas giminaičius, kad giminaičiai gyvena. Atvažiavo, pasiėmė staigiai. Ai, supratau. Nu, tai gerai, žiūrėkite, ponas, tai dokumentą pateiksi kokiam lemą, nes, žinok, Ai, nu, norėsiu jo. suprasti, kas jūs būsit jūs. Kur čia man dabar rasti? Neturit kišenį kokio jo. Aš jau bus pasidėjęs į savo daiktų dėžutę. Nu, tai žiūrėkite, jeigu galima pirštams to pasimti skenerį, va, turiu kaip tik. Nu, gerai, jeigu sistema, tai tu čia. Išsiaiškinsimės, tai jūs koks vardas pavardė. Bausas, kaip sakėte, Alkas aš esu, Alkas. Alkas Putikas. Ar tu duosi tas nuotai, kaip palidovai? O jūsų žmonos vardas, ar kažkas gyventinės kažkokios? Man visą laiką atminti šlubuoja, žinok, ir tu puikiai, palauk, putienė, puteikienė. Nebetsim. Smaugė, žodžiu, tik taip. Supratau, čia jūs dabar smaugianėm. Nu. O tai jūs gal turit kontaktą su kokiem? Ne, aš neišbėgu su visais telefonais, su visko. Susirinka. Mes namuose O tai ką jūs dabar čia laimėjom. rankai turit? Ten mobiliakas savo. Tai, o tai mobiliam telefonui nėra jos numerio? Ne, aš tik namų įsivedęs, kai išeinu iš namų, aš va ten mano ir nams va ten. Ir per tą aš grįžtu, nu, paskambinu. Šiaip tai aš teisų neturiu, nes išgėris vairavau. Tai kad žinokite, kad kažkaip galimai, kad turite, pagal mane žinokit. Ne, žinok, neturiu. Žinai, kas tau rodo, nes aš esu iš tikrųjų neturiu, bet jis ir galiojantis. Aš Vokietijai dirbti galėčiau. Labai gerai gavosi. Tai čia nelegalios teisės turite, ne? Jo. Nu ne, aš netaip nesakiau. Žiūrėk, aš tau pasakysiu. Aš nemeluoju ir teisybės nesakau. Pala, jums čia virš 100 metų čia jums dabar išeina. Pasižiūrėtas įvestas metus. Ne, tai čia irgi yra įvestas, žinai, kaip buvo. Kaip aš sakau, prie tų senos armijos tarnavau, tai man kaip pisų, blėta raketa, kur sakė neveiks, per galvą pliks, dabar esu, nes po 2 dienų aš tik atsiminiau. Nu, supratau, tai čia kažkaip labai įdomi situacija, čia popieriai suklastoti. Niekas nesuklastota, čia taip yra pas manęs iš pasidarys, aš jau kitam kaburiai skalbiu už tau. Galėčiau. Palauk, reikia vandens atsigerti. O tai sakė, čia jūs sugyvenėte į žmoną, nėra, ne? Jau kažkaip buvo Jo, nes aš išgeręs, ką mažiau įpuščiau. Aš klausiu apie jūsų žmoną, jūs dabar su žmonu sugyveninė kažkaip kaip čia bara. Žmona mano, bet išvažiavo, sakau, nes su O tai jūs kažkokius popierius esat pasirašę kartu, kad esate sutuoktiniai? Čia mano ir viskas. Niek, čia mano ir. Jeigu nori pizdinti, nahui. Nu, supratau. Gerai, žiūrėk, tai einam gal prie automobilio, kad čia vis tiek čia nesaugu kažkaip čia vidury, čia laužynė šitam atsiprašom. Ai, nu gerai, einam. Tai va. O, kur man ramentas nusimečiu? O, pasiradau savo pasiremt lasdėlį, buvau nusimetęs. Žinai. Tai nežinau, grįžti vėl, kai užgeriam, jinai vėl pradės smaugt mane. Nu, žinot ką, žiūrėkit dabar, dėl jūs kažkokios turit, nes skausmo buvo jums kažkoks padarytas, ne kažkokia žala. Kas tai buvo? Kažkokia žala jums buvo pats. Jo, žiūrėk, kaklo, tu taip ėmė už kaklo, daug parodys, kaip ėmė už kaklo. Ne, baikit. Nu gerai.
Mes galim dėl jūsų kažkokius medikus aptikrinsius, Ne, pažiūrėsim. medikų man nereikia. Man medikų nereikia. Aš sakau, aš esu... Nereikia medikų. Aš nuskausmą išgeriu savo vaistų. Fuk, gramą. Man Bet būtų nenuskauda. visai gerai išsiaiškinti, kokios yra sužalojimai, žinot, tangi galėtų Nėra vertinti jie. sužalojimų. Nesužalojo jūs, o tai kaip kaklas jūs? Nu tai ką, pasmaugė ir išvažiavo. Jau ne pirm sykį. O su kvėpavimu problemų turite kažkokių? Aha. Turite, ne? Man širdis, žinok, kai reikia pūsti alkotesterį permušiniai. O tai gerai, žiūrėkite iš viso ponas, o tai jums tada kiek iš tikrųjų metų yra, kad čia rašo pas mus blogai? Man yra 73. 73, supratau. Nu, žiūrėkit, mes nelabai galim čia dabar ko padėti labai stipriai, kadangi nelabai prisipinę tos asmenų. Dabar taip išėjo, kad mes atvažiavę iš kvietimo, jūs esate neblaivus. Sužalojimų kažkokių labai stiprių neturite. Tai žinokite, nelabai ką galime čia padėti. Nu. Ir kad žinokit, žinokit, tikrai jums reikia jau biškai gal pamiegoti, pailsėti. Ai ne, aš tai išgersiu dar, aš sakau, aš ką tik geriau. Aš išgersiu pusę bonkės dar turiu 0,5. O tai žiūrėkit, jūs čia gyvenat, ne kaip suprantu. Jo, čia man trobo šitą. O ten aš būnu, ten mano vieta, kur aš būnu. Nu, supratau. Yra Kulia, dar- galipim gal alkotesterį pasitikrinsim blaivumo asmens. Čia dirbam su asmeniu kol kas vyksta. O tikėtinį. O, čia reiks pusę, aš tada vandens atsigersiu. Gerkit. Nu. Gerai, tada atsigeriu. Dar palauk, šiandien savo buveinę aš spaudimą pasimatuosiu. Kaip sakai? Aš šiandien dar spaudimą pasimatuosiu savo buveinę. Aš ten kur būnu. Aš čia mama spalbenkį, aš čia skalbenkį ir aš čia skalbiu rūbus. Spaudimą greit pasimatuosiu. Noriu dar parodysiu randą, kokį val turiu, kai važiavau vienkart kantrybinę išlaik su savo Opeliu. Į Kauno klinikas išvažiavau. Kažkaip labai tartinas yra jūs čia šitą būklę jūs labai tartina man. Aš tai išgersiu. Kaip čia jūs taip. Nu. Duok pusių. Kuriam Žinot, kam? papusį? Ateik čia, žiūrėk tada. Nu. Jo, tai aparatuką pusk. Kur spaudimą aparatą čia pasidėjau, ne? Nereiks spaudim čia. Aš norėjau spaudimą pasimatuoti. Palauk, aš tą vandens atsigersiu. Skanus vandenukas. Nu gerai, duok pusių. Vidu, čia situacija biški kitaip rutuliuojas, bet manau gerai. Pačiam. Rodyti alkoholio būklę burnoje, bet ne organizme. Dar galimai anksti geria, ne kolegam? O už ką čia geriau dabar, va, prieš minutę. Ne, tai jūs paprie. Tai jūs prie mūsų geria dabar, ne? Ne, tai jūs padėkit dabar, viskas gana jau. A, jau nebe. Nu gerai. Ne, jau nebe, žinok. Tai reikia tada vėliau papūsti. Nu tai dabar, žinok, reikia palaukti 15 minučių. Nu tai gerai, aš palauksiu. Aš galiu parodyti dar, kur aš čia. Esu buvęs. Nu tai mes čia kur nueisim, tai čia, žinok, bus kanos Oi, ne, čia malkas išneštas ir aš pardaviau. Aš jums sakau, žinokit, aš ne koks esu, ne. Nu gerai, nežinau, čia kažkaip. Nestukačius esu, aš nesakysiu vis tiek. O tik kiek jūs gerėte dabar, gali man paaiškinti? Tai aš išgėriau dabar prieš 2 minutės, prieš tai išgėriau pusę litro baltos į bambalį, alaus. Nu, va, tai jau čia normaliai bus, tai pagėrė. Nu, supratau. Gerai, žiūrėkite, kad nenukristumėt, kad nebūtų jums sunku. Ai, jo, gerai, sakai, nes man skauda kojas. Atsiremkite į mašiną, žinot, kad... Aš turiu lasas savo. Nu, labai gerai. O tai dabar aš jau galiu viskas eiti. Ne, nu žiūrėkit, ponas, dabar žinokit, labai man yra įtarimas, kad esate neblaivu. Tai daug kaip pusė dažnai. Tai žinokite, mums rodo, kad jūsų burnoje dabar yra alkoholio likučių kažkokių. Ai, nu tai tada greitai darau. Nagi nesinigėrėt. Ne, baigit, ne. Ai, ne. Teks jau viskas, gana. Jo, viskas. Ai, nu tai gerai. Nu tai daug, aš iki pusė. Kaip bloga buvo. Žiūrėk, žinot, kad ponas, aš norėčiau jūs apsiieškoti, pažiūrėti, ar neturi dar daugiau alkoholinių Oi, gėrimų ne. kažkokių. Alkoholinių gėrimų gal turiu aš. Pažiūrėk. Supratau. Maladėts, kantras, kaip rantai. Nu, žiūrime, ką čia tokį turite pas save. Laikas subscribe, hibrid. Ką tai radai? Nu, matau, čia. Gal kažkur kišęs esate, žinot. Nu, tai nebeturiu, reiškia, išgeriau.
Gali būti, kad jūs išgerėt jau. Šnamas, tai turiu dar kam pasidėjęs 4 bambalius. Ne, tai tada į namus jau neikit, žinok. Nu tai gerai, aš eisiu savo vietą pabūti. Daug dar aš tik papūsiu, viskas, žiūrės, kiek problemų. Žinai, kiek aš pūtis esu. Žinai, nori pasakyti, kiek papūsiu. 5 problemas. Nu, oho. Nu, va, gerai, žiūrėkit, 2, aš tada puskit stipriai. Pučiam. Aha, nu ką rodo? Nu, kaip šia ten. 5 įvariau už 5. Vieną. Nu, kad žinokite, jo. Tai nedaug čia. Tai va, gerai, žiūrėkite, ponas, tada siūlyčiau dabar grįžti į savo namus, prasiblaivykite ir jeigu dar grįžti... Jo, tai matai, aš šiandien pirmą dieną geriu, aš vakar negeriu, rytoj negersiu ir aš nepavairuosiu. Labai gerai. Palaukit, jūs vairavot? Jo, savo Opel Kadetą aš teisų neturiu. Ne, tai... Opelį vairavau, nervus paėmė, žinai. Į Kauno klinikas buvau išvažiavęs, net važiavo medikai. Vis ranką, gali parodyti, randa. Ne, gerai, žiūrėkite, ponas, labai paprastai tada. Grįžti tada į savo namus, žinokite, mes ilgas jų netrukdysime, mes turim keliauti į kitus iškeitimus. Tai nu gerai. Jeigu dar grįšiu su ta ponė, kolegė, ten jūsų ten ta draugė, Žmona. tai kreipkitės, padėsime. Jo, aš pasmauksiu pas jo. Ne, nesmaukit. Nedarykit. Ai, nu gerai, aš einu tada dar 2 lausiu ir mėgosiu. Nu, gal geriau tik tai mėgoti, nu, bet... Nu, pusė yra atidaryta, tai tą pusę tikrai išbaigsiu. Nu, gerai, varau tada aš mėgoti. Nu, supratau, nu, gerai. Ai, dar norėjau pasakyti, jeigu atvažiuos, čia tos durys nevaikštumus yra, pro anas reikia eiti. Supratau. Nu, supratau, gerai. Čia pirmas epizodas, gerbimieji, kai buvo iš tikrųjų labai daug tekstinės improvizacijos, nesistengiau vien tik varyti ant to teksto, kurį pasakė personažas, nes iš tikrųjų tai būna labai sunku padaryti. Dabar, man atrodo, gavosi lengviau. Aš pavartojau tikrai frazės, kurios reikia, gal mes šiek tiek ištobulinsim Farai ir Reloaded epizodus, gal netgi būtų bajeris montažė padaryti, kad aš išsirinku top 10 frazių, ką tas personažas, nu tarkim 10, gal kiti personažai labai mažai pasako arba kartuoja tą pačią frazę, tai būtų kitaip. Bet tarkim išsirinkam top 5 frazės, ką reikėjo pasakyti, kaip pavyzdžiui šito topinė frazė buvo aš nemeluoju ir teisybės nesakau. Tai tokios frazės užsirašai ir tu jas turi tada pokalbėje įterpti. Jeigu visas pavyksta įterpti, tai gaunasi gerai pavaryta. Jeigu nepavyks, tai reiškia kažkur pritrūko. Čia, manau, tikrai pavyko didžiąją dalį frazių įterpti ir gavosi tikrai, manau, smagiai. Tai dar kartelį, gerbėmieji, jeigu žaidžiate Nexus Roleplay, tai nexusrp.lt, jeigu perkate kreditus, Creator Code, kūrėjo kodui, naudokit svarbiausia, taip gausit 10% nuolaidos pirkdami ir šiuo metu galite kaip tik eiti pirkti, nes mačiau, kad vyksta akcija, perkat ten už 100 ar daugiau, gaunat 10% daugiau kreditų negu rodo suma, kurią perkat. Tai win-win situacija, dar su nuolaida ir dar gauna daugiau negu įprastai. Gerbėmėjai žiūrovai, paliksiu visus linkus, apie ką kalbėjau šiame epizode, Contribui, Nexus ar apie laptopą video aprašyme ir susitiksime kitame streame arba epizode. Iki, ačiū, kad esat.